Pirmadienis. Kai valiutos nėra nuotaikos ir nėra kontento. Sustojom padėti nelaimį, tu filmuoji. Vis tiek reikia man kažkokio kūmo. Kaip aš be kūmo dabar? Robertas iš manęs nupirko šį nuostabų Mercedesą. Už... Gerą dieną. Pirmadienis. Prasideda ne nuo ko kito, o nuo triperių nupirkimo pas Ignelį. Žiūrėkit, senai matėte Ignelį? Aš irgi senai mačiau. Ignelis pasiūlė mašinį metalą. Čia turėjo kažkokią šiukšlę nusipirkęs. Žiūrėkit kaip čia. Sugedo? Granatą išsitaškė. Išsitaškė granatą. A čia buvo paimta tokia, kad važinėt kol sulūš. Važinėt kol sulūš. Bet jinai turbūt sulūžo greičiau negu buvo tikėtasi. Nu tokia. Visai supuvus. Nu bet kai yra čia keliausi, jinai turbūt į metalo laužo, neturbūt į metalo laužo, neturiu čia laikosi su šūdais. Aš tai Alanui sakau, kad jisai uždėtų tą granatą ir važiuotų į mišką ją sulaužyti. O aš sakau, kad bankrutuot baigiu, tai pinigų nėra, nėra kada po mišką važinėt. Reikia tiesiog ją parduoti. Manim kontento reikia. Kontento bus, kada bus valiutos. Kai valiutos nėra nuotaikos ir nėra kontento. Tai va. Dedam trapus, karočią, ryšamės ją ir vešime kažkur kažkam parduoti. Arba tiesiai metalą, arba pasiūlysim, gal kažkas nupirks. Filmavom pirkimo, nes viskas labai greitai vyko. Taip. Gerai, bandysim gal jį užkurt šitą aparatą mes. Bandysim gal jį užkurt. Žmonės sakė, nežino, kas jam buvo. O ir aš nežinau, pirkau už 400. Nežiūrėjęs, benzinas, automatas. Automobilis atrodo geros ganėtinai būklės. Ne faktas, ar jis kur įsivažiuoja. Čia vėl nežinau, kas čia su juo yra. Bandysim to išsiaiškinti, kas su juo yra. Degimas yra. Gerai, karočią, neužkursim, jau aš matau. Varam, karočią, laisvą jungiam. Tai gal būna, palauk. Kur čia kilpa, kaip tu galvoji? Pabandyk, pajudink bagažinę, pabandysi daryti, gal kilpą rasim kažkur. Gal kilpa yra netyčia kažkur. Čia gal Gerai, pabandyk dar kūmą pajudint. Bandom dar kartą. Ne. 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 Nuim gal uždėk. Yra čia jasna. Tai jinai dabar priaugus, supranti, kad mes jos taip neįstumsim lengvai. Ai, tu savo, nichuja. A? A, blėt. Na kiek šitą? Tai turbūt, nežinau, kažkaip gal tralą pabandyti pastatyti, karočią, į čia. A? Nu ką, po ilgų kovų džiazikas pakrautas. Aparatus nulaužėm, tą nulaužėm. Viskas gerai. Kabinam trosus. Ir lekiam į servizą aiškintis, kas per problemos su džiaziku. Fu. Vis prisimenu seno tralisto. Senas tralistas buvo, kažkas su Bernardu Robertu turėjome tralą. Dirbom, tralistai buvom, kaip sakoma. Tai vis prisimenu tos senus laikus. Vis prisimenu tos senus laikus. Ой, Гандрюка, kur, блядь, ну kur tai, не я, твою мать, пизда, блядь, kurva! Sunku. Nu, bet jau turim tralą, kaip sakoma.
Tai jau reikia dirbti. Taip jau neišeina. Nu ir все. Ten užkabinta, čia užkabinta. Trapai pakrauti. Šokam į tralą. Šokam į tralą. Ir ką? Ir važiuojam, nu. Džiazas atvyko į servizą pas mus ir bandysim prikelti džiazą. Man čia rебята sako kompresija, sako kažkokia silpna, bet aš tikiu iš tą džiazą, kad jis to įlieks. Tai labai tikiuosi, kad jisai lieks. Dimovo klaidas bando nuskaityti. Tai bandysim šitą žvėrį prikelti antram gyvenimui. Pasibus, tikiuosi, kad bus nedidelė problema. Ir džiazas tik per tapkę į palicėlį. Turėtų būti pliuso 1000. 1000 eurų turėtų būti pliuso, jeigu viskas gerai. Įsivaizduojat, kaip gerai būtų. Bet to mes gal viską paskaitysim, padarysim. Tai, boosteris patliučinas. Gal nenušoks, tikiuosi. Ryšį trumpina, biškiai užkabinės dantais. Tik nieko nejudinti. O tas akumas, nunešė turbūt į pakraut. Čia man atrodo, ir akumas stovi ant šitos mašinos. Labadiena, pas mus toks įvykis, moteriškiai iš Ukrainos nutiko nelaimė. Mes sutikom kelyje padėti daliukai filmuo, kad aš matyčiaus. Sankaba išmini iki galo. Sankaba iki galo išmini. Pala, pabandysiu užmest boosterį. Sustojom padėti nelaimė, tu filmuoji. Ir pafilmuot galvojam. Taip ar taip jau nelaimė. Niekas nesustoja, moteris stovi viena. Jokio iš vyrų, nei mandagumo, nei atsakingumo, nei nieko. Bandyk! Gazo! Laikyk gazą, laikyk dabar gazą. Ir čia, man atrodo, hana šitai mašinai. A, Ямак! Нет за что, все хорошо. Спасибо. Все хорошо. Ла. О, все. Bet dirba jinai? А? Только осторожно. Осторожно. Плохая клемма, пусть Да. клемму в порядке. Да. Осторожно только. Вы пробуйте ехать. Пробуйте. Только не в мою машину. Газу, газу. О, газу. Газу, 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 газу. Drapakas baisus, visiem ačiū už dėmesį. Išgelbėjom visi svoločiai, nieks nenori žmonėm padėti, ką aš visą laiką sustoju. Ir ne tai, kad savo pasidaryti reklamą, tiesiog sustoju. Teisingai, Bernardai? Ašgi ne dėl reklamos, aš sustoju tiesiog, kad parodyti jum pavyzdį, kad reikia sustoti ir padėti žmonėm. Matėt, moteriškiai jos neapsiverkė, apsikabino, ačiū jums labai, sako, aš galvoju, viskas man stovi, nežino, kas darosi. O visi važiuoja ir važiuoja, visiems, sakau, ant svetimų problemų, bet žinokit, reikia kartais ir padėti žmonėm, tada karma sugrįžta. Gal jums kažkas kažkada padės. Aš visą laiką padedu, ne pirmą kartą savo video rodau, kad reikia padėti žmonėm. Tai tiek. Šiandien vat antradienis, nieko daugiau nerodėm kol kas. Turim nupirkę Mercedesą, važiuosim pasiimt. Nes brolis biški buvo, pramiegojo darbą. Tai aš vienas važiavau, tai varysim, paimsim tralą, paimsim Mersą, vešim į rajoną. Parodysim, kokį nupirkom triperį. Opa. O kas ten toks sėdi? O mažiukas koks, atralas, tai didžiulis. Brolis sėdi. Jeriukovo vežam į rajoniuką. Jau laukia šitie Bolt Fooderiai, laukia automobilio Bolt Foodui vežiot. Tai va, paskui prisijungsim, važiuosim dar Mersą nupirkau, kur sakiau pirmai. Parodysim, kas per šiukšlę nupirkta už 200 eurų. Tiesiai iš eterio, tralistas atvažiavo mašiną atvežė. Ir dar duoda mikrofoną, lančikų. Karočią, nuotaika šaika gerėja, kaip kažkas vyksta.
įplaukia kažkokies pajamos, kažką parduodi. Šiandien be to pardavėm savo gerai Citroeną. Užpliusinom 1000 evrasikų nuo jo. Kas čia per šūdai? Ir čia tada nuotaika gerėja. Man atrodo, reiks nupirkti Jarių kilimėlius, ne? Sako, mes gal Mersi nebentrasim. Jarių kilimėlių reikia. Davai, nuvažinėjom ir važiuosim atsivežti Mercedeso. Tai ne Mercedesas, ten tik Merso ženklas pasilikęs. Все, Jaranzi pristatytas, rytoj plausim, siurbsim, purkšim, nupirksim kilimėlius, sudėsim skalbimus. 2 metai techo, rūdis aptvarkytos, viskas aptvarkyta. Čia Bolt Foodui kokiam vežė 2 metus, tai čia vyresnio automobilio ir būt turbūt negali. Ką, kranom trapus ir važiuojam, tą pasimsim eksponatą, kurį tu šiandien pramegojai, brolau mielas. Ne, geras tralas, galbūt net ir parduoti. Nu ką, karočią, pučiam į užlentvarį regitros. Nu ką, atvarėm šiukšles pasiimt. O tėvas turi kitą kokį pakeist? Vis tiek reikia man kažkokio kūmo, kaip aš be kūmo dabar. Бля, какой-нибудь надо аккумулятор, как я без аккумулятора? Это залупа потом буду таскать. 20 евро. Это не имеет 20 евро. Блядь. А так может имеется какой-то аккум? Давай я выберу и привезу, короче, этот аккум потом. Мне, блядь, потом таскаться до свалки этой ебаной. Заебусь. Ну да, брат поедет, провезет. Он едет эту сторону. Так. Ришем. Рышем. О, žiūrėkit, kas kombino, Robertas kombino. Mersą gal nori nupirkti. Sakau, Robertas kombino, gal Mersą nori nupirkti. Ne, labai ilgas sustai varkės jau irgi. Volvo pardavė laiką. Все, mes žiūrovai atsijungiam nuo jūsų. Su Robertu reikia pašnekėti dar. Ne, nejokim, ką mes darom, vėl padedam žmogui. Ką jūs, bičiuliai? Antradienis, kažkas paveikta, nuveikta ir galimai gal serija bus šį sekmadienį. Matau rūpestį, sakot, neišeik, pabūk dar. Nu tai pabandysim dar tą haipelį, kaip sakoma, pagaut. Brolis mikrofą laiko, tai aš vairuoju kamerą pririšęs, laikau. Tai va, antradienis toks, vežamės Mersą. Vežamės Mersą ir toliau kipsim prie darbų. Žiūrėsim, kaip čia seksis, kaip čia bus darbo, kaip bus kontentų jums kažką pafilmuot. Jeigu bus, išleisim tą seriją. Tas busteris gautas dovanų labai daug praverčia man. Geras daiktas. Gerai, laikyk, aš einu, tai pajungiu. Čia žinai, ką paspausti? Nu ir triperis čia. Žinai, tada mes nežadėjom važiuoti, ar važiuojam kartu? Nu važiuojam kartu. Šitus kilimėlius reiks paimti, ar čia Jarį priklausti.
Visas išplausim normaliai. O čia Mitsubishi ir yra, žiūrėk. Mitsubishi? Nu. Ką? Aš ką maka pavalgyt. Kuriam apstrupinu visas, nerodė, kad jis apstrupinusi. Draugelis prilėkė. Į langas tuksena. Į langas tuksena, sako, duok ir man, žiūrėk. Duosim jums šitą gabalą, tegul nešasi. Tai šitą, nes neduoda ramybės. Važiuosim į Valkininkus pirkti Mercedesą, sutvarkim savo džiazą. Davai, pamatynom tą draugelį. Tik mašiną čia neskrisk man. Nu, imk. Imk, sakau, nu, grįžk, opa, imk. Palauk. Nu. O, nunešė. Visą gabalą iškart į apačią, turbūt nepaskrendas tokio. Bet tam čia visai dienai bus. Tik cheminį pasidariau. Važiuosim? Į Valkininką ir kaip. Važiuosim mašinos Merso pasiūlę. Susitarėm užtuką 2, Face'as, sedanas juodas, turbos, elektrinė dalis nuėjus. Važiuosim pasižiūrėti, važiuoju ar ne. Gal ir varkė. Tai Mercedesą nupirkom už 1000 eurų su, kaip sakė, buvęs šeimininkas, turbinos, geometrijos valdymų berods. Tai vat nežinau, ar jis mums melavo ar ne, sužinosim galbūt jau rytoj arba kažkada. Tada nuvešim į servizą ir Danas pasižiūrės. 1000 eurų, Face'as, manau, nėra bloga kaina. Jeigu trauks, tiekas iki metų galo, tikrai parsiduos už kokį 1700. O mums daug nereikia, tik tiek. Tai pučiam į Vilnių, oras blogas. Ai, mums kažką rašė, dar anglas reiktų parodyti. Gerai, lekiam į Vilnių, sustiksime Vilniuje. Ką tu čia darai? Blėt, ne? Kas čia yra? Kas čia, blėt, užstrigo? Nu. Atsileidau. O, kaip šalta. Працує. З'їжджемо Стралоса на Мерсі. Бом-бом-бом-бом. Солітус отако приїхав. Єшка. Nu ką, nusikruoju mašinėlę, kaip matot. Viskas. Jinai man čia tik gražesnė. Bandysim patvarkyti ir pardavinėti. Karočią, atsijungiam. Vis reikia dirbti, o čia ne filmuot dabar, nėra kada. Šiandien turbūt tiek. Ką, van draugelį iš užsienio brolis kalba angliškai, tai rodo jiems jėriuką. O čia Robertukas, kaip matot. Robertukas vaikšto. Kaip jūs galvojat, kodėl Robertukas čia vaikšto? Šitoj aikštelį, kaip jūs galvojat, kodėl jis vaikšto? Ogi todėl, kad Robertas iš manęs nupirko šį nuostabų Mercedesą už 1,5. Kaip sakoma, aš nuvažiavau, pasidarėjau už 1000, Robertui pardavau už 1,5, Robertas dar parduos už 2000. Visi uždirbsim, kaip sakoma, reikia šeimos verslą palaikyti. Tai vat, man patinka. Tai paimiai, atidai pirikupas uždirba, visi laimingi. Ne vis laik mėgstu pats pardavinėti mašinas. Gal dar netyčia parduosim jėriuką, gal ir ne. Užsieniečiams. Matau, Bolt Food'u norėsiu jo vežioti. Ir dar ten man vaikšto. Kažką žiūri, galvoja. Nu, tegul galvoja. Jėriukas už simbolinę kainą. Tai man daug skambučių sulaukiau rytoj ir tai noriu žmonės žiūrėti. Nepaims, tai nepaims. Tai šį vakarą tiek, ties tom baigiam trečiadienį. Aprodymą, ar jūs matėt, kokį mes nupirkom Fiatą
Kabrioletas. Ne šiaip savo automobilis, o kabrioletas. Nu, bet jam reikia... Kratus įgaidys. Pakratė. Bet jam reikia gi šito. Jam reikia cheminio ir išplauti visą. Jis labai ilmursinas. Ir kažkas yra atbulinio negaliu jums. Kas čia per nesusipratimas visai nesuprantu. Ką, reikia šaut gal fotkę, ne? O dar ir kabrikas, tai ką jūs galvojate, dar šiluma ateina. Man atrodo, mes jau su juo lieksim be stogo. Nu, į biškį išplausim. Atsigaus. Ir viso. Ir bus pajechali. Tai va tokį Fiatą mes nupirkom už 1500 eurų. Darysim technikinį, tai varysim į servizą, viską apžiūrėsim. Šoksim į techą. Bet aš manau, mes iš jo pakelsim 1000, tai tikrai. Į Avriku. Ką, aš atsijungiu turbūt, ne? Taip, važiuosim į servizą. Jau parodėm, pakalbėjom. Kol kas tiek, bus kažkas naujas, prisijungsim. O, zdarova, pirmadienis. Kaip jūs, pacanai? A mes ką? Opa! Audi. Nupirkom Audi A3. Tai čia man vėl reikės kirpti šaiką, labai greit plaukai atauginėja. Tai va, šį sekmadienį bus video, bus praeitos savaitės ir šitos savaitės. Tai gali būti, kad video bus ilgas. Mes leidžiam dabar kas antrą, kas čia per problem. Leidžiam kas antrą savaitę. Tai ką, nupirkom Audelę. Idealaus kėbulo. Idealaus kėbulo. Su naujų techų beveik, tokio kėbulo aš jau senai nematęs. Nors turiu dar vieną tokį mechaną. Visą gražią. Važiuosim į Švaros brolius. Ir galbūt šiandien, jeigu dar nesutems, jinai keliaus į skelbimus. Tai susimatysime Švaros broliuose, šaika. Labą dieną, trečiadienis. Stoviu prie Jario. Kaip matot, nupirkom Jarį. Pirkom pas vieną močiutę už 200 eurų. Stakanai supuvę, nu jie jau tik papresų, detalėm. Jau technikinės daugiau jie neturėjo šitas automobilis. Ir kokia nutiko pas mūsų situacija. Močiutė gyvena viena, paprašė pas mane pagalbos uždekoruoti šitą mašiną ir uždekoruoti kitą mašiną, kurią jinai turėjo pirkti. Aš susitvarkiau čia dokumentus, palaukėme automobilio, atvažiavo tas automobilis ir pasirodo, kad ten bėga tepalas. Nu, pasižiūrėjau viską, žiūriu, kad netvarkinga mašina. Ir jai labai reikia mašinos ir aš, kadangi kaip, nepaslaptis geras žmogus, tai sakau, važiuojam, padėsim, rasim automobilį. Tai suradau į Trakuose tokį patį džiazą, tik tai kitos spalvos, dar pigesnį. Ir aš kažkaip jaučiu, kad tvarkingesnį, nes tas turėjo rūdžių ir visko. Tai šokom į automobilį, važiuojam į Trakus, parodysim biškį ir močiutę, brolis iš galo. Važiuojam tiesiog padėti, numetėm savo visus darbus į šoną ir važiuojam padėti, padaryti gerą darbą, kada nors gal grįž karmos taškai, kaip aš sakau. Reikia kartais pažiūrėti ir kitų, ne tik savęs. Net nežinau, kaip ką tau ir pasakyti. Kada į servizą ar kur, man kažkaip tai trūksta. Nenusikaltimą darom, o gerą darbą. Tai va. Būtų nusipirkos ponė automobilį. Ir iškart servizą dar reiktų vėl nežinau, kiek pinigų palikti. Aišku, tai nesuprasi, gal ten buvo ir maža problema, bet jau teka jau yra negerai. Dar nepatiko, kaip važiavom ir kabinos ratas. Tai žmogus sako, kad nepajaučiau. Ten be to parduoda irgi moteris, irgi vyresnio amžiaus žmogus. Aš jau su rageliu kalbėjau, jau ten buvo visokių situacijų, nes labai buvo gražus komentaras. Aš paklausiau, kodėl, jinai man sako, kodėl tu klausai apie mano komentarą, ne apie mano automobilį. Tai va, tai pasienį filmuosim, nes aš manau, jai nepatiks, aš tai jaučiu. Tai mes, jeigu nupirksim jau tą automobilį, tada tiesiog filmuosim patenkintą moteriškį su tą automobiliu, būsim padarę gerą darbą ir važiuosim dirbti toliau. Tai kol kas tiek.